Nes aukso medaliu baigėt Šiaulių 5 vidurinę mokyklą, diplomu su pagirimu baigėt Vilniaus valstybinio universiteto fizikos fakultetą, o jau po keletos metų 84 apgynėte fizikos matematikos mokslų kandidato disertaciją branduolio fizikos srityje. Kas lėmė šią sėkmę, genai ar jūsų darbštumas, atkaklumas? Na, tėvukas taip pat Zigmas, jis žemaitis, tai matyt tikrai turi ir genai. Tam ir užsispyrimui, bet tikiuosi nebukam užsispyrimui. Ir tikslo siekis, galų gale matematika, fizika, tai tikrai mokykloje buvo tie dalykai, kurie traukė. Ir tai buvo pakrypta į teorinę fiziką ir kandidatinės disertacijos tema yra iš atomo branduolio teorijos. Na ir jūs vienas iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrėjų ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių. Na ir buvote ypač aktyvus narys. Ar tuometiniai darbdaviai netrukdė jums dalyvauti sąjūdžio veikloje? Mokslo akademija, kurios fizikos institute dirbo mokslinio bendradarbių, na ir tas mano darbo režimas toks buvo laisvesnis, teorinė fizika yra teorinė, gali ir naktį dirbti, ir prie skaičiavimo mašinų dažniausiai naktį produktyvesnis laikas, kompiuterių tokių nebuvo kaip tada. Tai svarbu darbą padaryti, o ne tai, kad formaliomis darbo valandomis. Bet įdomesnis buvo posūkis gal po to, kai yra mano darbo biografijoje darbas Valstybiniam gamtos apsaugos komitete. Po to, kai Černobylio įvykiai įvyko ir atspausdinau Komjaunimo tiesoje, pavyko apsispręsti Vainauskui, ačiū jam, ir atspausdinti apie Černobylio įvykių pasekmes ir Ignalinos atominės elektrinės būklės straipsnį. Ir pakvietė netikėtai mane dirbti Gamtos apsaugos komitete. Dirbau mokslo skyriaus, vėliau valdybos vadovu, vadovavo komitetui Vytautas Einoris. Na ir įdomiausia buvo tai, kad spėdavau ir tą darbą, ir sąjūdžio, ir žaliųjų darbą nuveikti, tiek, kiek suprasdavau, kad reikia. Ir Vytautas Einoris po kiek metų prisipažino, kad turėjo tikrai daug problemų, kad Algirdo Brazausko pasiūlymų mane tam pakvietė, siekdami apriboti mano laisvę ir suvaržyti. Tai žmogus, Vytautai, gerbiamas, atsiprašau už nepatogumus, bet tai buvo. Ir ačiū Jums už tiesos žodį. 88 metais jūs steigėte pirmąjį ekologijos klubą Lietuvoje Žemyna. Buvote Lietuvos žaliosios partijos steigėjas ir vienas iš pirmųjų partijos seniūnų. Taip pat buvote leidinio Žalioji Lietuva redakcinės kolegijos narys. Kodėl jums tokia svarbi buvo ir yra aplinkosauginė tema? Ko gero, tai ir mano žinių bagažo klausimas ir didžiausia paskata buvo tai, kad apie Černobylio įvykius 86 balandį sužinojom prabėgus ne vienai jau dienai, sužinojom iš Varšuvos transliuojamos Lietuvos radijo pramoginės laidos, sodindami savaitgalį svogūnus giminaičiam padėdami, ir reakcija buvo tokia didelė. Fizikos institute, kuriame yra atmosferos radioaktyvumo skyrius. Be abejo, visi tuo pat sužinojom, nors tai ir paslaptis buvo, kokias pasekmes. Na ir tai paskatino mane rinkti informaciją ir pabandyti pasiekti viešumo. Tai vat Komjaunimo tiesos 3 publikacijos, ta tema ir buvo tas postūmis. Ir dėl to iš karto 88 apsupot Ignalinos atominę elektrinę gyvų žiedų. Taip, mesgi matėme ir tuomet dabar jau primiršo žmonės, kaip ir tuometinė tarybų valdžia, Lietuvos tarybų valdžia siekė apriboti Ignalinos atominės elektrinės Maskvoje planuojamų reaktorių ir blokų skaičių, tai mes savotiškai padėjome tuo. Na ir jūsų biografijoje rašoma, kad jūsų iniciatyvos ir įspėjimų dėka 90-2000-aisiais buvo žymiai pagerintas Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Papasakokite, kokie darbai tai lėmė. Tai, kad pirmoji diskusija, vieša diskusija, tai buvo Žemynos klubo, Mokslo akademijos garsioje didžiojoje salėje, kur sąjūdis gimė. Tai buvo ne vienos dienos, ne vienos savaitės atvira diskusija ir man teko diskutuoti šiais klausimais ir su Ignalinos atominės elektrinės vadovybė ir su tuometinės
vyriausybės atstovais atlaikyti šitą mūšį, aišku, kolegom morališkai padedant ir visuomeniai. Tačiau po to tapo visos problemos viešos ir žinomos. Ir tikrai yra smagu, kad perėmus Ignalinos atominės elektrinės valdymą, tai atsitiko po Maskvos pučo ir tai mano buvo vyriausybėje kuruojama sfera, nelengvas buvo veiksmas. Džiugu, kad buvo tai pasiekta. Pasiekimo esmė yra, nedetalizuojant smulkiau, tai, kad buvo priimtas sprendimas sumažinti galingumą, apribojant grafitinių strypų galimybės vaikščioti, siekiant, kad nekontroliuojamos situacijos atveju grandinė reakcija sloptų, o ne plėstųsi, kaip buvo Černobylyje. Kaina už tai yra 25% galingumo praradimas, bet saugumo reikalavimai Ignalinos atominė elektriniai viršijo 10 kartų Tatenos reikalavimus ES esantiem reaktoriam. Ir grįžtam prie aukštosios politikos. 1989 metais, kovo 26 dieną, jūs kaip Sąjūdžio kandidatas išrenkamas Sovietų Sąjungos liaudės deputatu Plungės Mažeikių nacionalinėje teritorinėje rinkimų apygardoje. Žinoma, iš tos veiklos sunku turbūt kažką išskirti, bet galbūt jums asmeniškai kažkas ypač įsimena. Įsimena visų pirma rinkiminė kampanija, žmonių viltis ir tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti už tą pasitikėjimą ir manau, kad mes pateisinom jį. Atsimenant veiklą, pirmasis suvažiavimas buvo 89 gegužė, antrasis gruodyje. Be abejo, pagrindinis pasiekimas tai priversti Maskvą panaikinti Ribbentropo-Molotovo. Ne tik pripažinti, bet panaikinti, ką šiandien Putino ir Medvedevo vadovaujama Rusija primiršta šitos slaptus susitarimus ir paktus. Tačiau be abejo buvo ir, sakykime, dabar mes jau žiūrim į tai su jumoru, linksmų epizodų, bet tuo metu tai be abejo buvo didžiulė nežinia ir didžiulė atsakomybė. Kad ir atsimenant garsųjį Lietuvos delegacijos išėjimą iš suvažiavimo rūmų salės. Sutarėme, berods tai Konstitucinio teismo principinis klausimas buvo, kad jokiuose Tarybų Sąjungos organų rinkimuose mes nedalyvaujame. Ir kai atėjo ta riba, mūsų delegacija sėdinti pačiame didžiulės salės priekyje, veriama Gorbačiovo ir Lukjanovo žvilgsnių, jie, manau, žinojo, ką mes ruošiamės daryti. Ir buvo didžiulė psichologinė dvikova. Tai pakilti ar nepakilti, filmuojant viso pasaulio žurnalistam. Buvo viešumas šioks toks. Ir šalia mane sėdėjo Vytautas Landsbergis, iš dešinės profesorius Brėdikis. Na ir matau, kad jau reikia, bet sėdim visi kaip sėdim, nes po to jau bus vėlu. Aš Vytautą kumšti į vieną kartą, antrą kartą. Niekas neapsisprendžia. Atsistojau, stumiu Vytautą, o mane Brėdikis užskverno ir tokiais žodžiais, kurių nesinori sėti, esmė sėsk pacanė. Bet vis tik atsistojom delegaciją ir beveik visą išėjom. Po to dalis Latvijos ir Estijos delegacijos. Reakcija buvo didžiulė, visas pasaulis tai matė, visi suprato, kad Lietuva turi kitokią nuomonę negu Tarybų Sąjunga ir ją gina. Negaliu neatsiminti ir kito ryškaus epizodo, kuris Lietuvoje vertinamas dviprasmiškai. Paskutinioji organizacija Lietuvoje atsiskyrusi nuo Maskvos organizacijų, tai buvo Komunistų partija. Mes tuo metu buvome gruodžio pabaigoje, gruodžio 19-20, tai atsitiko 89 metų Maskvoje, antrajam liaudės deputatų suvažiavime, Algirdas Brazauskas ir kai kurie mūsų kolegos Vilniuje. Ir Michailas Gorbačiovas prieš pertrauką, gruodžio 19, paskelbė, kad štai vyko tokia reakcija. Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos kompartijos. Salė 2250 deputatų, pasipiktinimo ūžesys ir Gorbačiovas sako, skelbiam neeilinę pertrauką ir Lietuvos delegacija, prašom pasilikti, jūs palydės, vas pravodėt.
Išeinam, civiliai, gražiai kostiumais tamsiais apsirengę vyrokai, mūsų toli neveda, bet jie veda į belangę, esančią šalioje salėje, uždaro duris ir laukiame, kas bus 5 minutės, 10 minučių. Šalia manęs Vytas Tomkus. Pradedam juokauti jau, gal čia jau paskutinis kartas mūsų posėdžiavimo. Ir įeina Michailas Gorbačiovas, Lukjanovas, vyrukai apsaugos. Ir Gorbačiovas draugiškai pradeda, tai kaip čia vis tik, reiškia, galit paaiškinti, kas šitoj Lietuvoje darosi. Šalia buvo Algimantas Čekuolis, Antanas Buračas, jie nuoširdžiai žmonės stengiasi, pradeda aiškinti. Vytas Tomkus sako, žinai, gal čia kažkas netaip reikia, kitaip pokalbį. Sako, gal tu gali. Žinai, sako, Vytai, aš vienas dalykas į diktofoną įrašinėjau slapta šitą visą veiksmą. O antras dalykas, sakau, aš jau, žinai, loteriją metėm, Mitkiną verčiant, aš jau kalbėjau viešai, gal tu šį kartą. Ir jisai sako, rusiškai, atsiprašau, pasakysiu, Michail Sergejevič, a вы что думаете по этому поводу? Ir tada mes pamatėm Gorbačiovą visiškai kitą veidą. Kaukė nukrito, pasipylė rusiškas matas paskutiniais žodžiais. Ir профессорище тут всякие рода, и Ландсберге таке стоянti, витворяють тут 5-10. Supyko, atskaitė moralų, iškoliojo, apsisuko, išėjo, uždarė. Štai. Kadangi šį istorinį įrašą turite, mes pabandysim surasti ir jį panaudoti artėjančios sausio 13-osios jubiliejaus progą. Ir 91 metų rugpjūčio 19 dieną jau Maskvoje prasidėjus valstybiniam perversmui, aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius pavedė jums organizuoti Lietuvos Respublikos vyriausybės veiklą pogrindyje. Įvykiai labai greitai rutuliojasi tuo metu, ar jums teko ką nors konkrečiai tada nuveikti? Žinot, lyginant su sausio 13-ąją rugpjūčio pučas Maskvoje, man viduje, nežinau kodėl, bet jokio vidinio nerimo, tokio bent kaip sausio įvykių metu nejaučiau. Ir kaip pirmadienį, rugpjūčio 19-ąją po vyriausybės posėdžio, Vagnorius man pasiūlė, sako, tu žinai, sąjūdį, struktūras, reikėtų organizuoti vyriausybę pogrindyje. Aš sakau, baigi Gediminai, čia negi tu taip rimtai. Ką mes čia galim tokioje situacijoje padaryti? Nereikia. O Vytauto Landsbergio nuvykau pas jį, taip reikia. Naktį mes, maža grupelė, keletas apsauginių, išsikraustėme, bet atsimenant liūdnoką Alberto Šimėno situaciją, toli aš nevykau. Nuvykau tik tai per upę į Žvėryną, įsikūrėme, kaip po to paaiškėjo Omono vado Makitunovičiaus štabo viršininko, kuris irgi paslapčia grįžinėdavo, reiškia, paslapčia į kitą namą pašonėje. Tačiau po praleidus dieną ir pamačius, kad Maskvoje tankai stumdosi pirmyn atgal, aš grįžau į vyriausybę, pamačiau didžiai nepatenkintą Gediminą Vagnorių, pamačiau keistų aibės sprendimų. Tai ir visa ta pogrindžio veikla, esminė veikla prasidėjo iškart po pučo, bet apie tai matyti atskira kalba. Taip. Jaunystėje aktyviai žaidėte šachmatais. 1974 metais Lietuvos jaunių pirmenybių 3 vietos laimėtojas, tai jau geras pasiekimas. Po to tapote Mokslo akademijos šachmatų lyderių. O dabar ar lieka laiko pažaisti šachmatais? Deja, įsitraukimas į visuomeninę veiklą. Galų gale net ir apsisprendžiant, ar mokslinę karjerą daryti, ar šachmatininko, teko apsispręsti. Vilniuje dar lankiau treniruotės universitete studijuodamas. Donatas Lapienis buvo treneris. Vienas pirmųjų trenerių buvo Anicetas Ogelė, mamos pusbrolis, Ogelaitė mama, kuris yra ne vienkartinis Europos susirašinėjimo šachmatų čempionas. Tai man labai smagu atsiminti ir kaip Šiaulių gimtų garbę gyniau ir tai yra šaunus žaidimas. Ačiū Jums labai už atsiminimus.